Klimatas vis pateikia naujų nemalonių staigmenų. Dažnai nesuvokime, ką mums gali reikšti viena ar kita klimato anomalija. Ir praėjusios savaitės įvykiai nuo vasario 5 iki 11 dienos tai aiškiai parodė. Artimieji rytai. Žemo slėgio sistema su šaltomis poliarinėmis oro masėmis artimųjų rytų šalis apėmė nuo vasario 5 dienos. Dėl to smarkiai nukrito temperatūra, ypač kalnuotose vietovėse, kur termometro stulpelis vietomis nukrito žemiau 0 laipsnių Celsijaus. Libano Beka slėnyje iškrito gausus sniegas, todėl kai kurie keliai buvo uždaryti. Jordanijoje smarkus krituliai užklupo šalies šiaurę ir vidurį. Ailun regione iškrito 1,5 mėnesių kritulių norma, o tuo pačiu metu kalnuose snigo. Šalies pietryčiuose liūtys lydėjo perkūnija ir kruša, o taip pat stiprūs vakarų vėjai, kurių gūsiai kartais viršijo 100 km/h. Omano regione vasario 6 dieną buvo pastebėta stipri smėlio audra, dėl kurios dėl prasto, o vietomis nulinio matomumo buvo uždaryti keliai. Mano miestų centre uraganinis vėjas nuvertė medžius ant elektros linijų, nuplėšė vandens rezervuarus ir plokštės nuo stogų bei išdaužė automobilių langus. Audra atnešė staigų šaltį ir į Izraelį. Vienas žmogus mirė nuo hipotermijos, o kitas kritinės būklės paguldytas į ligoninę. Dėl stipraus vėjo nuvirtę medžiai ir elektros perdavimo bokštai blokavo eismą greitkelyje. Iranas. Per pirmasis 10 vasario mėnesio dienų šalčio, potvynių ir sniego audrų banga nuvilnijo per daugelį Irano regionų. Ilamų mieste sniegimą lydėjo perkūnija ir žaibai. Sniego pusnų aukštis kai kuriuose vietovėse siekia 80 cm. Iš sniego spąstų keliuose buvo išgelbėta 1500 žmonių. Kurdistano provincijoje temperatūra nukrito iki neįprasto -21 laipsnių Celsijaus. Giljano provincija patyrė precedento neturintį kritulių kiekį, dėl kurio upės išsiliejo ir kilo didžiuliai potvyniai. Rašto mieste vos per vieną parą iškrito rekordinis 107 mm kritulių kiekis, nukentėjo mažiausiai 2000 namų ūkių. Karibų regionas. Vasario 8 dieną Karibų jūroje netoli Kaimanų salų įvyko galingas 7,6 balų stiprumo žemės drebėjimas. Drebėjimas buvo jaučiamas įvairiuose regionuose, įskaitant Puerto Riką, Hondūrą, Kubą ir Mergerių salas, ir iš pradžių cunamio grėsmė buvo prognozuojama 20 šalių ir salų. Tačiau vėliau įspėjimas buvo panaikintas. Jungtinės Amerikos valstijos. Nuo vasario 6 dienos galinga žiemos audra apėmė didelės Jungtinių valstijų teritorijas, nuo Tenesio iki Naujosios Anglijos. Jie atnešė gausius kritulius, plikledį sniegą ir net tornadą. Atlanto vidurio regione po lijundros objektai vietomis buvo padengti iki 11 mm ledo storio sluoksnių. Dėl ant elektros linijų užvirtusių apledėjusių medžių daugiau nei 90 000 namų liko be elektros. Plikledis tapo daugelio avarijų priežastimi. Šimtai skrydžių buvo atšaukti arba atidėti, ypač Filadelfijos, Vašingtono, Bostono ir Niujorko oro uostuose. Daugybė valstijų patyrė itin retą meteorologinį reiškinį vadinamą griaustiniu ledu, kai stingdantį lietų lydi žaibo blyksniai ir griaustinis. Vakarų Virdžinijos valstiją užklupo smarkios liūtys, dėl kurių upės išsiliejo iš krantų. Greitosios pagalbos tarnybos atliko 10 operacijų, siekdamos gelbėti žmonės iš užlietų rajonų. Per Kentukio valstiją nuvilnijo keli tornadai, o Tenesyje galingas EF2 tornadas nusinešė 2 žmonių gyvybės ir sužeidė 3. Dar viena stipri žiemos audra vasario 8-9 dienomis užklupo JAV į šiaurės rytinius regionus. Kai kuriuose vietovėse iškrito iki 30 cm sniego. Mineapolyje dėl iškritusių sniegų paskelbta nepaprastoji padėtis.
O jau vasario 11 atkeliavo kita audra, atnešusi sniegą į Vašingtono, Baltimorės ir gretimų regionų miestus. Per 4 valandas Kolumbijos apygardoje iškrito didžiulis 4 colių sniego sluoksnis, paralyžiavęs transportą ir atidėdamas šimtus skrydžių Reigano tarptautinėme oro uoste. Iškritęs sniegas sukėlė chaosą keliuose. Virdžinijos ir Merilendo valstijose per vieną dieną vyko daugiau nei 850 avarijų. Kinija. Vasario 8 dieną Kinijos Sičiuanio provincijoje Dzenpingo kaime įvyko žemės nuošliauža. Ji palaidojo 10 namų ir vieną pramoninį pastatą. 2 žmonės buvo sužeisti. Daugiau nei 200 buvo evakuoti. Geologinės sąlygos avarijos vietoje itin apsunkino paieškas. Gelbėtojams teko dirbti ant nestabilios žemės, nes nuo kalno karts nuo karto krizavo akmenys. Oficialiais duomenimis 1 žmogus žuvo, o 28 tebėra dingę be žinios. Japonija. Dėl žemo slėgio sistemos didelėje Japonijos dalyje iškrito rekordinis sniegas. Ypač stipriai nukentėjo sritys esančios Japonijos jūros pakrantėje, kur per 48 valandas iškrito 129 cm sniego. Didžiausias kiekis nuo orų stebėjimo pradžios. O Obihiro mieste Hokaido prefektūroje vos per 12 valandų iškrito 120 cm sniego ir tai tapo rekordu šalies istorijoje. Ekspertai perspėja, kad jei tokie intensyvūs krituliai tęsis ilgiau nei 3 dienas, daugelio pastatų stogai gali neatlaikyti. Kelias dienas smarkiai sningant, sniego pusnų aukštis vietomis viršijo 4 metrus. Uždaryti greitkeliai ir valstybiniais reikšmės keliai. O Okunoto rajone 2024 m. sausio 1 d. per 7,6 balų stiprumo žemės drebėjimą buvo pažeista daugiau nei 90% kelių, kuriuose buvo įrengta sniego tirpimo sistema. Dėl to sniego tirpimo įrangos nebuvo įmanoma naudoti. Islandija. Vasario 5-6 dienomis Islandija užklupo viena stipriausių pastarųjų metų audrų, į šalį atkeliavus iš pietų. Beveik visoje šalyje galiojo raudonas orų įspėjimo kodas. Stipriausias vėjo gūsis 66,3 m/s užfiksuotas kalnų meteorologinėje stotyje rytinėje Islandijos dalyje ir pasiekė pastarųjų 24 metų rekordą. O 77 šalies stotyse vėjo gūsių greitis viršijo 40 m/s. Dėl to tarptautinėme Keflaviko oro uoste buvo atšaukta 10 skrydžių. Dėl nelaimės buvo rimtai sutrikdyta infrastruktūra, apgadinti šviesolaidžiai ir elektros kabeliai. Namai patyrė didelių nuostolių. Vėjas išdaužė langus ir nuplėšė stogo lakštus, o smarkios liūtys užliejo miesto gatves ir rūsius. Audrą lydėjo perkūnija ir žaibai, kuriuos buvo galima pamatyti visoje Islandijoje, o tai absoliučiai retas reiškinys šalies subarktiniam klimatui, ypač žiemą. Brazilija. Brazilijos Pernambuko valstijoje 2 dienas trukusios smarkios liūtys sukėlė potvynius ir daugybę nuošliaužų. Vos per 3 valandas Recife mieste iškrito viso mėnesio kritulių kiekis, o per 2 dienas iškrito 200 mm lietaus. Tai absoliutus vasario mėnesio rekordas per visą šio miesto ir meteorologinių stebėjimų istoriją. Dėl audros buvo nutrauktos pamokos mokyklose, užsidarė vyriausybinės įstaigos ir prekybos centrai. Sustabdyta centrinė Recife metro linija, per dieną vežanti 150 000 keleivių. Didžiosios Resikos anglomeratoje 18 savivaldybių liko visiškai arba iš dalies be vandens tiekimo. Deja, 7 žmonės žuvo. Neįtikėtino dydžio anticiklonas, atsiradęs Sibire, driekėsi daugiau nei 8000 km. Nuo Britų salų iki Rusijos tolimųjų rytų. Rusija.
Kai kurių ekspertų vadinamas bariniu monstru, anticiklonas atnešė daugybę atmosferos slėgio rekordų į europinę Rusijos dalį. Sankt Peterburge vasario 8 dieną slėgis viršijo 1055 hektopaskalius. Tai buvo vasario mėnesio maksimumas per visą miestų stebėjimo istoriją. Ši orų anomalija paveikė ne tik orams jautrių žmonių sveikatą, bet ir technologijas. Kai kuriuose transporto priemonėse užsidegė check engine variklių patikrinimas indikatoriaus lemputė. Ekspertų teigimu, to priežastis gali būti turbinos slėgio jutiklių perkrova, kurią sukėlė neįprastai aukštas atmosferos slėgis. Pulkovo oro uoste visi Sukhoi Superjet 100 lėktuvų skrydžiai buvo atšaukti, nes svarbiausi šių orlaivių prietaisai nėra skirti veikti esant slėgiui viršijančiam 1050 hektopaskalių. Maskvoje taip pat užfiksuotas rekordiškai aukštas vasario mėnesio barometrinis slėgis. Atmosferos slėgis mieste pasiekė beveik 1035 hektopaskalius, o vasario mėnesio norma regione yra 996 hektopaskaliai. Visi žino, kad žiemą anticiklonas atneša giedrą orą, tačiau šį kartą atmosferos slėgiui 39 viršijus normą priešingai nei šiuolaikiniai prognozavimo modeliai, dangų Maskvos srityje dengė tankus debesis ir net snigo. Ši anomalija ekspertų suglumino. Įvykiai dar kartą parodė, kad žmonija per mažai žino apie tai, kas vyksta su klimatu ir nėra pasirengusi naujoms gamtos anomalijoms. Kaip manote, ar kas nors iš automobilių savininkų galėjo numanyti, kad anticiklonas atneš jiems tokių problemų? Bet tai nėra pats blogiausias dalykas. Viskas mūsų bendruomenėje, įskaitant kritiškai svarbią infrastruktūrą, priklauso nuo elektronikos, kurią gali sugadinti stichinės nelaimės. Kol kas mes matome tik nedidelę dalį paslėptų pavojų, kurie padidės, kai padaugės klimato nelaimių. Mes turime būti pasiruošę laukiantiems iššūkiams, o kad tai padarytume, turime suvienyti planetos mokslinį potencialą, kad galėtume nuodugniau ištirti klimato krizės priežastis, nustatyti visus paslėptus jos pavojus ir svarbiausia, rasti kelią į galutinį jos sprendimą.